Labas, Ana. Labas, Alfreda. Sveiki visi, kas žiūrėjo šitą video. Sveikinamės iš Coaching Traveling grupės iš Portugalijos, Lisabonos. Siunčiam patį nuostabiausią orą su šiluma, širdies šiluma ir kristėlyti. Mila Ana, leisk man prašau žinoti, į kokias temas arba klausimus šiandieną leisimės. Aš šiandieną norėčiau galbūt, kad tu pagvildentum šiek tiek giliau temą apie narcisizmą. Norėčiau, kad šiek tiek pagilintum, ar tai yra sutrikimas, ar tai yra liga, ar tai yra susirgimas. Gerai, jeigu jau lieti iš tiesų visos temos yra rimtos, bet ši gali būti ir nepaprastai skausminga. Leisiuosi tuomet į transliaciją kolektyvinės narciziškos sąmonės, kas tai yra, kaip jį veikia, kokiu pavidalu žemėje tai atrodo, kokius tikslus, santykius, ryšį, kokią savęs transliaciją ši sąmonė atlieka. Ir gal tuomet su tavo palyda per tikslingus klausimus pradėsime šitą temą. Tai mano pirmiausias klausimas ir būtų, ar tai yra patologija, ar tai yra patologinis dalykas. Taip, narcisizmas yra patologija, tai nėra prigimtinis dalykas. Dažniausiai tai stebima kaip. Tai nėra liga, tačiau tai yra psichikos disfunkcija. Sutrikęs saviidentiteto formavimas, aptikimas, vystymas, įpatoginimas į kiekvieno narcizo asmeninį gyvenimą, ryšiumi su aplinka, aplinkiniais ir, žinoma, nepaliekant abejingų. Tai yra psichikos sutrikimas, kuris įsikūnijimo metu prasideda sulig atėjimu į pasaulį, į tam tikrą terpę, per tam tikras terpėje paimamas, prisiliečiamas patirtis. Ir šita disfunkcija formuojasi konkrečiai psichikoje per instinktų teritorijoje besiformuojančią esminę žinutę išlikti. Tai yra stiprus, vedantis išlikimo jausmas. Tuomet sintezuojasi su kiekvieno žmogaus individualiom išraiškom kaip su atsineštiniam charakteristikom. Ir viso to išraiškos jos dažnai per charakterį, per asmenybinį tipą, psichotipus būna skirtingas. Tačiau narcizo apraiškos jos eina tarsi pagal algoritmą. Jos yra identiškos vienai narcisistiniai sąmonė, kitai narcisistiniai individualiai sąmonė. Visur galima aptikti bendrus dalykus. Dėl to ganėtinai paprastai yra identifikuoti narcisistinį veikimą. Ar tu jau paminėjai galbūt, kas juos verčia taip elgtis ir visų pirma, kaip jie elgiasi, ko jie ieško? Nėra jokios prievartos, kur tarsi būtų išorėje objektas arba subjektas, kuris galėtų versti narcizą būti narcizu. Narcisistinė sąmonė veikia taip, jog visas prievartos mechanizmas yra manyje kaip narcisistinės sąmonės individė. Išorėje prievartos dalykų neegzistuoja. Netgi ta pati disfunkcija, kuri yra, užgyvenama dar vaikystėje, dažnu atveju vienas šeimoje, tėtis, mama yra narcizas ir duoda didelius imprintus, kur pasąmonėje ima formuotis išlikimo mechanizmas.
Tai reiškia, kad ir kaip žiūrėtum, jeigu dabar moksliškai, mediciniškai, ar ne, tai tarsi tas sutrikimas ima formuotis ryšiumi su aplinka, augant šitoje aplinkoje, paisant išlikimo mechanizmą, kaip funkcionuoti geriausiai išlikti. Tačiau iš tiesų, kadangi vis tik vedu sąmonės kelionę, ar ne, per sielovadą, tai yra kiekvieno asmeninė atsakomybėje, kaip sutrikti ir kaip nesutrikti. Ir net jeigu šita disfunkcija pasisėja dar tada, kada intelektas yra nesusiformavęs, bet išlikimas, instinktas yra atsineštinis dalykas, jis nuo pat kūdikystės, vaikystės, paauglystės, jaunosios suaugystės, senjorystės ir taip toliau per visus etapus, ar ne, jis tiesiog tęsiasi. Pakarto klausimą, prašau man. Kas jos verčia taip elgtis? Taip, aplinkoje nėra prievartos iš tiesų, tačiau į terpę, į kurią papuola siela patirti save, vystyti save ir užimti save per tam tikras atsineštinės charakteristikas, ar ne? Šita tarsi duotybė jau yra karminis reiškinys, tai yra tiksli terpė, kurioje tu turėjai papulti. Ir dabar kuo tu vadovausies? Jeigu instinktais išlikti, tada tikrai psichinė patologija gresia. Jei kuo anksčiau identifikuosi, bet čia yra reikalingi atitinkami įrankiai, tai reiškia susiformavęs intelektas. Stiprus dvasinis intelektas, ryšio su savimi ir aplinkos svarba. Kuo anksčiau tu aptiksi, jog tu disfunkciškai veiki save į aplinką. Turi visatai prieštaraujantį ketinimą kenkti tik tai tam, kad išlikti. Šitas identifikavimas jau tau yra rodiklis imti plačiau žiūrėti, lipti iš savos dėžutės ir vystyti save priešingo polio link. Eiti iš disfunkcijos į funkciją. Bet ar pats narcizas geba įžvelgti savyje, kad jis turi tą disfunkciją? Taip, geba, nes negaliu duoti vieno atsakymo, jog tarsi ne. Kaip tai atrodytų? Visa aplinka, kuri buvo paliesta, esti paliesta narcizo sąmonės, ji taip jį patiria, užtrunka metus iš tiesų. 10, 15, 20 ir net visą savo gyvenimą, pažįstant šitą faktą, nebūtinai keičia. Tikrai liūdytų taip, jog narcizas neturi jokios galimybės pasikeisti. Aš savo ruožtu privalau paliudyti, kad keisti psichikos vienas funkcijas į kitas funkcijas yra be galo sudėtinga. Vienintelis dalykas, kuris tikrai turi vilties, įkvėptų vilties, išgirstų tą viltį, nes tikiu, kad šitą video klausys ir viena ir kita sąmonė. Tai yra be galo naudinga tiek aptikti save, tiek aptikti save ryšiumi su narcisistinė sąmonė. Ja? Tai vienintelė viltis iš tiesų yra pats dvasinis kompleksas, kuris esti kiekviename mūsų. Pabudusi sąmonė, pabudęs protas, labai stipriai paliečia instinktų teritoriją ir jai gresia dar didesnis neišlikimas. Dėl to dažnai yra taip sudėtinga iš to išeiti, nes instinktai yra 100% mūsų gamta ir jie yra pirmasis vedantis rodiklis. Visa kita, protas, jausmai, kūnas, energija ir pats sąmoningumas yra tik kažkelintam vardiklyje. Pokalbio pradžioje tu paminėjai, kad narcizai ar narcisistinis, jie veikia pagal kažkokią tai struktūrą, schemą ar dar kažką. Kas tai yra? Ar tavo klausimas skamba kaip atpažinti narcizą? Taip. Atpažinti narcizą yra labai nesudėtinga, bet labai nenorima. Todėl, kad narcisistinė sąmonė, narcisistinė asmenybė turi tam tikrus tapatybės rodiklius, kurie reiškiasi labai įspūdingai.
visų pirma, narcisistinė būtybė, ar ne, susiformavusi asmenybė, veikia taip, kad ji greitai nori užvaldyti aplinką arba konkrečiai aplinkoje esantį objektą. Kas yra tas aplinkoje esantis objektas? Tai narcisistiniai sąmoniai pasirinktas taikinys visada bus empatas. Iš tiesų, tesuklūsta empatai, kurie jau atpažįsta save kaip empatą, ne? Priešingas jūsų polius yra narcisistinė būtybė. Tai reiškia, kuri empatiškumo savyje ne tai, kad neturi. Jeigu man reikėtų metodiškai spręsti apie žmogų, ar ne, mane sugebėtų netgi apgauti veidoskaitos mechanizmas. Fizionomika nenuskaito instinkto būties, instinktų teritorijos. Aprašo, tačiau nenuskaito pačios patologijos. Pats algoritmas, štai kaip atpažinti tą narcizą. Pagal šitą algoritmą, kai tu jį imi stebėti, tu gali pradėti atpažinti šią psichikos patologiją. Algoritmas, galbūt padirkai aš jį išvardinsiu, ar ne, kaip galėtų tai atrodyti, bet ganėtinai aiškės paveikslas ir savo aplinkoje empatai būtinai atpažins kažką, su kuo yra gyvenime susidūrę. Koks stiprus susidūrimas? Jeigu santykiai, tai tada tikrai labai stiprus. Santykiai artimi turiu, nes ir darbo santykiuose yra šie susidūrimai, ir šeimos santykiai, ir mylimųjų santykiai, ir netgi draugų santykiai, tai egzistuoja. Taip pat algoritmas turbūt imtų atrodyti taip, kad paantrinsiu tos žodžius, kad atpažinti galima, bet labai nenorima, nes atrodo stebuklingai nuostabiai. Todėl, kad šitie žmonės kaip labai stipri manipuliatyvi sąmonė ir jau ne sąmonė, o protas, manipuliatyvus protas, pasitelkiant manipuliacijos veiksmą per jausmus, pasitelkiant manipuliacijos veiksmą per tuos pačius išlikimo momentus, tai reiškia instinktus. Jie bombarduoja, atakuoja arba kitaip stipriai veikia įeiti į empato energetinį lauką. Jeigu įvardintumėm santykį mylimųjų, ar ne, tai atrodytų taip, kad vyras arba moteris tau suformuotų labai greitai, žaibiškai jausmą ir vaizdą, kurį tavo protas gebėtų identifikuoti kaip tai yra vyras, kurio aš laukiausi savo gyvenimą. Tai yra moteris, kurios aš laukiau, tikėjausi ir štai ji dabar yra prieš mane. Dar trumpesniais žodžiais galėtume vardinti. Tai yra tas žmogus. Ir ten visi kiti smulkus ir pamatiniai klausimai jau yra tik detalės. Bet tavo visas jausmas atpažįsta labai stiprią sinergiją, kaip du skirtingi poliai galėtų apsijungti ir sudaryti nuostabų dievišką vienį. Patikslinant šitą pirmą algoritmo eilutę, tai yra begalinės meilės objektas, kuris eina per magnetinę trauką. Energijos nori sinergizuoti tarpusavyje. Kaip empatas, jo pamatinė vertybė yra duoti, nes galiu duoti, nes dabar matau ypatingumą duoti, noriu pildyti tai ir noriu atsiduoti. Tai kalba empato sąmonė. Narcisistinė sąmonė kalba. Štai yra resursas. Jis naudoja, vartoja, išreiškia ir visais kitais būdais parodo aiškumą apie tai, kad tu esi
mano nuostabiausias meilės objektas, galimas nuostabiausias meilės objektas. Tačiau empatas susidūręs arba imantis atpažinti narcisistinę sąmonę turi suprasti vieną dalyką. Narcisistinė sąmonė negeba mylėti. Ji geba demonstruoti, rodyti, nes ji viską apie tai išmano, mes gyvename socialiai. Mes žinome tam tikrus veikiančius modelius ir mes mokame tuo naudotis iš tiesų. Dabar kalbu jau bendrai, ne apie kolektyvinę sąmonę. Narcisistinė sąmonė, neturėdama empatijos mechanizmo, išreikšto empatijos mechanizmo, negeba mylėti. Negeba mylėti. Tačiau atrodys kaip didžiulis meilės davimas. Tačiau jie tik bombarduoja meilę tam, kad pavergti resursą. Jo iš tiesų šitą sąmonę ir turi esminį dalyką. Jam išlikti yra įmanoma tik tai todėl, kad aplinkoje turės resursinės galimybės jį liudyti kaip nuostabų. Jis pririš, jis labai greitai įeis į meilės santykį. Nuo pirmos ar kažkelintos dienos norės su jumis apsijungti. Tai reiškia net ir bendrus gyvenimus susieti. Komplimentai. Bet iš kur tai eina? Tai yra ganėtinai, kadangi vis tik dėl išlikimo mes padarysime beveik viską ir praktiškai turbūt viską, ne? Jie labai greitai išmoksta nuskaityti empatą, tai reiškia energetiškai jie jį identifikuoja, tuomet žaibiškai įsitraukia atpažinti empatų individualiąją tapatybę, kas tu esi, kuo tu užsiemi, ką tu veiki. Viskas eis per pagyrimą. Tu nuostabi ir nuostabus. Viskas, ką tu darai, yra dieviška. Kokia yra nepaprasta tavo geba. Tu esi žemėje žmogus, kuris tampa dievu. Kodėl taip yra? Kodėl šitą manipuliatyvi taktika naudojama, atpažįstant empatišką tapatybę, asmenybę, tam, kad manipuliacijos ateičiai būtų tikslesnės, tam, kad pritraukti tave ir maitinti aukščiausio dažnio virsme. Ką tai reiškia? Pamažu imsi jausti, jog tavo aukščiausias dažnis priklauso nuo šito žmogaus būdo su tavimi, šalia tavęs, per transliaciją tau, per jį ir panašiai. Tai yra dvi netapačios sąmonės staiga ima ir susitapatina. Visatos prasme, žemiška prasme, tai jau yra neįmanoma. Ir šitoj vietoj reikia suklusti. Dvi netapačios sąmonės sutampa. Dvi netapačios sąmonės gali apsijungti, sudaryti vienį, ar ne, skirtingai poliškumų. Tačiau susitapatinti jos tikrai niekada negalės. Jos niekada netaps empatiškos. Todėl, kad tolimesniam santykio vyksme, kaip viskas vyksta, ar ne, labai aišku bus tai, iš kokios perspektyvos, kaip sprendžiu, kaip suprantu, kaip priimu visą tai, kas yra tavyje, davimas man, aš tai mąstau visai priešingai, skirtingai nei tu man iš tiesų transliuoji. Tai, ką aš atliepiu tau šitoje transliacijoje, tu priimi ir supranti visiškai skirtingai, negu iš tiesų aš transliuoju. Bet mes susikalbame. Nes aš noriu girdėti, ką aš noriu girdėti, tu nori girdėti, ką tu nori girdėti. Šiaip taip komunikuoja visi žmonės iš esmės, ne? Aš galiu išeiti šiek tiek iš narcisistinės sąmonės ir tikrai paliudyti, kad visi žmonės taip komunikuoja, bet sugrįžtant prie narcizų ir empatų temos,
jau yra esminiai skirtumai. Tai pirmas rodiklis – love bombingas, kuris yra apie didžiulį meilės davimą, tave pririšant manipuliatyviai, tave pririšant priklausyti nuo to. Tuomet einai nuostabi pažintis, gilinant, kas tu, kaip tu ir apie ką tu, tam, kad man būtų lengviau, man kolektyviniai, narcisistiniai sąmonė, būtų lengviau tavimi manipuliuoti. O štai gyvenime jau šitas algoritmas atrodo ganėtinai paprastai. Vieni iš tokių pavyzdžių yra kaip žaibiškas apsigyvenimas kartu, žaibiškas gylio išjautimas. Tu tas žmogus, man sakai, kad aš tas žmogus, mes vienas kitą pažinom. Pamažu susiaurėja pasaulis ir tu tampi mano pasauliu, aš tampu tavo pasauliu. Tie, kurie šiuo metu jau suklūsta, jog jie galimai yra santykyje, kuriame esti narcizas, santykyje su narcizu, jau dabar gali identifikuoti, kaip viskas panašiai santykių arba pažinties pradžioje klostėsi. Toliau apjungus gyvenimus kartu eina pats gyvenimas. Tai reiškia pirmosios šventės, sekančios šventės, kažkieno pirmas gimtadienis, panašiai. Ir čia jau reikalingas laikotarpis. Įsivaizduokit, kad na kiek tu švenčių, ar ne? Nesvarbu, kada susipažinai, bet įsivaizduokit. Susipažinai kažkada rudenį, susipažinai kažkada pavasarį, vasarą ar žiemą, ar ne? Ir štai šventinis cikliškumas prasideda. Kažkam nuo naujų metų, kažkam nuo Velykų, kažkam nuo kažkokių kitų ypatingų progų, kažkam nuo gimtadienio ir panašiai. Narcizas savinasi visas šventes. Tai reiškia, kad visų gimtadieniai, išskyrus paties narcizo, bus sugadinti, manipuliatyviai paveikti ir tavo nuotaika niekada nepriklausys tau pačiai. Jeigu tu ganėtinai laisvas, gerai nusiteikęs, o jeigu net linksmas, būtinai patirsi narcizo kaip antros pusės manipuliaciją, jog šita nuotaika bus paveikoje. Žmonės susireikšmina, narcisistiniai žmonės susireikšmina, jiems kitų linksmumas, gera nuotaika irgi yra savininkiškumo kompleksas. Tiesa ta, kad jie niekada nepasidžiaugs už tavo gerą nuotaiką. Tiesa ta, kad jie nori tik vieno. Jeigu tavo nuotaika yra priklausanti nuo jo, sąlyginai jis pasidžiaugs. Jeigu tavo nuotaika yra priklausanti ne nuo jo, tiesiog kažkas tai linksmina, tau yra gera būti savo draugų būry, artimųjų, pažįstamų, patirti tai, ką tu sau gali leisti savo progą. Jeigu ne jis yra šitos progos kūrėjas, jis sugadins viską, kad tu nesijaustum taip gerai, nes jis nėra to priežastingumas. Arba sumanipuliuos viską taip, kad tu išreikštum jam ypatybę, jog jis yra visame kame vienas ypatingiausių objektų. Ar viskas aišku? Šventės. Draugai. Kolektyvinė narcizo sąmonė yra didžiulis pavojus visų aplinkoje esančių artimų objektų, kurie gali tave energetiškai įtakoti. Tai reiškia, jeigu draugystės santykis, tai atsiranda poreikis, juk yra pasitikėjimas, yra vėlgi bendrumas, kuris kiekvienam asmeniškai yra labai labai svarbus. Narcizui kaip stipriam savininkui tai visada nepatiks. Draugai yra vienokie, kitokie, daro galbūt blogą įtaką.
siūlo ne tos variantus, kurie mums kaip porai tiktų. Visa tai, ką tu veiki su savo draugu, drauge ir draugais, yra ganėtinai žalinga mūsų santykiams. Išreikštas nepasitikėjimas, žinai, viena ar kita drauge arba vienu ar kitu draugu, aš nepasitikiu. Išaiškinamas mechanizmas, žiūrėk, kodėl tas ir panašiai. Jie, jeigu taip įtaigiai negali pateikti, kad tu atsisakytum savo draugų arba bent jau daugiau ar mažiau imtų jų vengti, jie taptų retesnis santykis nei kad įprasta. Jie labai taktiškai, nes jie yra begaliniai mokantis būti tiesiog draugais, paviršiuje. Ir ką jie moka įsiteikti tavo draugams ir perimti tavo draugus. Jie bando. Kaip jau pavyksta, tai jau čia pas kiekvieną turbūt yra skirtinga patirtis. Ne? Bet kad tai vyksta, tai yra faktas. Narcizui yra būtinybė valdyti aplinką, ypatingai savojo resurso. Minint šitą žodį, resursas, kiekvienas empatas, labai noriu priminti, kad kiekvienas empatas turėtų suvokimą, kad jis yra viso labo resursas. Ne žmogus, nemylimasis, nemylimoji, resursas. Jis skamba labai skausmingai suvokime, tačiau tai yra tik tai tiek. Jeigu artimųjų santykyje, mylimųjų santykyje, narcizo ir empato skambėtų frazę, empatas nuoširdžiai sakytų, aš tave myliu. Iš jausmo perspektyvos, iš giluminės esaties, iš pačios aukščiausios vertės empatijos išraiškos. Tai žinoma, jis susilaukia tų pačių žodžių, kurios ištaria narcizas ir aš tave myliu. Arba aš irgi tave myliu. Aš tave myliu. Tačiau empatas turi nubusti, kadangi narcizas negeba mylėti. Jis paiso tik išlikimo ir tai jis myli išlikti. Paties resurso mylėti jis negeba. Jo atsakas, aš tave myliu, turėtų skambėti labai tiksliai. Nes individo pasąmonėje tai skamba taip, o jo sąmonėje taip irgi skamba taip. Aš myliu, kaip tu myli mane. Tai įsivaizduokit iš tiesų, koks tikrumas. Empatas sako, aš myliu tave. Narcizas, jeigu transliuotų savoje sąmonėje neapgaunant empato, atsakytų, o aš myliu, kaip tu myli mane. Šią stiprią žinutę iš tikrųjų pamatuose pačių santykių, kurios patiria empatas ir narcizas, turėtų daugam atverti aiškumą, kad iš tiesų, kuomet aš visa širdimi, atsidavimu, geriausia aukščiausia savo energiją apeliuoju savo artimą, kuris vis tik yra narcizas, ne? Ir kuomet aš jam šią transliaciją savo meilės išraiškos parodau tą jo galimą atliepimą, kad aš myliu, kaip tu myli mane, šitame santykyje tuo momentu ir dar kelioms dienoms į priekį viskas yra labai nuostabu patyrime. Tačiau tai trunka vos kelias dienas. Paprastai narcizai tą meilės bondą geba išlaikyti 3-5 dienas ir neilgiau. Leisiu tam platumui būti 7 ar ne savaitę. Viskas priklauso iš tiesų nuo to, koks prieš tai patyriminis stiprus sukrėtimas yra buvęs. Kažkoks stiprus pyktis, dalinis atsiskyrimas galbūt, ar ne, stiprus empato atotrūkis, narcizas iš karto sunerimsta, nes jo resursas nuo jo tolsta. Viskas yra manipuliatyviai padaroma taip, kad aš grįžtu pas tave, tu mane su visa savo meile priimi
tame aš nuostabiai būnu, tavo meilės davime 3, 5, maks 7 dienas. Ir vėl aš esu aš. Su ta manipuliacija, kuri taktiškai man yra vertinga. Man vertinga yra naudoti resursą. Man vertinga yra gyventi iš šito resurso. Man vertinga yra misti tavo empatija. Taip, aš gebu išlikti. Nes be empato aš esu niekas. Labai atvirai ištransliavau kolektyvą narcizo per aš, per pirmąjį asmenį. Bet tiesa yra tik tai. Taigi, kadangi visgi jo pats išlikimas realiai priklauso nuo resurso, visos manipuliacijos ir jos yra visada kraštutinės. Aš tave labai myliu ir paskui kuriu tau disbalansą, diskomfortą, didžiuosius nepatogumus. Manipuliatyviai jau esu įteigęs, kad tu imtum dvejoti savo jausmais, savo protu, sakiau, nesakiau, galvojau, negalvojau, aš ne tą arba tą turėjau omeny. Tikėkit manim, empatas pamažu virsta, nešantis visą ir bet kokią kaltę už bendrus santykius su narcizu. Narcizas manipuliatyviai įteiks, jog jūs išprovokavot, jog jūs esate dėl to kalta, jog jūs kažko nesupratot, jog jūs perdedat, jog jūs per aštriai reaguojate, jog jūs viską netaip suprantate. Pamažu jūs daro, nepabijosiu šito žodžio, silpnapročiai. Ilgainiui net yra menamos tokios disfunkcijos kaip tu paranojikas arba paranojikė. Tu viską perverti taip, kaip tau yra patogu. Tu nuolat kabinėjies, nors iš tiesų jūs jau daugelis čia besiklausančio empatų, jūs jau esate tuo patikėję. Ir patikėti toliau netgi manimi šią transliaciją yra labai labai sudėtinga. Žinau, ir tema išties nelengva. Tačiau narcizo sąmonė yra labai gaji ir labai labai galinga, ypač energijoje. Todėl, kad narcizas naudoja savo nikotinę energiją, jos gali būti iš tiesų labai nedaug. Viskas labai priklauso nuo to, ar senai jis yra turėjęs resursą, ar senai jis yra su esamų resursų santykiuose. Nes paprastai neturėjimas resurso bent kurį laiką empatų gresia išlikimo grėsmę. Jis visada turi resursą. Skausmingas dalykas yra ir tai, kad jeigu jūs esate santykyje su narcizu, jūs esate resursas. Pripažinimas šitas yra be galo skausmingas. Dar skaudžiau, jog jūs tikite ir netikite to pačiu, jog jūs žinote ir nenorite to žinojimu patikėti. Jūs nesate vienintelis jo resursas. Paprastai narcizas kuria santykiais, kuriam artimajam lauke jis turi 1, 2, maks 3 resursinius objektus. Pirmas resursinis objektas visada yra tas stiprus resursas, empatas, kuris šiuo metu yra santykis su narcizu. Tai reiškia vyras arba žmona. Nevedybiniuose santykiuose tai yra draugas arba draugė. Mylimasis, mylimoji šiuo metu. Antras resursinis žmogus yra buvęs empatas. Buvusi žmona, buvęs vyras, buvęs mylimasis, buvęs labai stiprus fan objektas. Jis dar neišeina šito artimo rato.
Trečias yra resursas, kuris yra gerokai retesnis ir periodiškas. Tai reiškia tiesiog dažnu atveju vis tik tai yra meilužė ir meilužės rolės žmogus, empatas, resursas. Sekančiam rate, nors jau regis, užtektų ir vieno rato, kuriame resursas yra ne vienas, ar ne? Sekančiame rate yra kiti resursiniai dalyviai. Įsivaizduokit, koks šitas žmogus iš tiesų yra silpnas, kaip stipriai jisai turi turėti apsistatymą resursiniais žmonėmis, ar ne? Labai noriu, kad neniekingai tai nuskambėtų, nes iš tiesų, grįžtant prie savo vedimo, vesčiau bet kokią sąmonę, tiek funkcinę ir tiek disfunkcinę. Sielovadoje dirbčiau tiek su narcizu, tiek su empatu. Ir dar kitaip funkciškai, sakykime, sveikais individais. Bet pagal šią temą antrasis ratas, kuriame yra kiti resursai, yra visi iki vieno draugai, pažįstami. Daugiau ar mažiau, vis tik ties žodžiu daugiau esu labiau linkus akcentuoti, svarbus asmenys, kurie vienaip ar kitaip turi prasmę būti narcizo gyvenime. Tai visada yra iš naudos. Kadangi resursas yra naudingumo aspektas, visada iš naudos. Antram ratui narcizas yra neatpažįstamas. Jis yra smagaus, aktyvaus, gero draugo pavidale. Nes mainus atlikti tam, kad išlaikyti antrą ratą, vis privalo. Žmonės iš tiesų yra nekvailiai, visi pagal atitinkamą naudingumo koeficientą būna bendrume. Tai reiškia, kad antram ratui narcizas yra paprastai neatpažįstamas, jeigu ten yra kažkokie neįtin aktyvūs, bet esantys meilės santykiai, tai paprastai tai yra tiesiog nuostabus seksualinis ryšys. Fun perspektyva. Jeigu kalbant apie tos pačios ties draugus, tai yra aš, kaip narcizas, būdamas šitam draugų rate, aš esu naudingas ir duodu tai, kas iš tiesų nieko nekainuoja. Tai reiškia, jeigu narcizas turi savyje charizmą, o iš tiesų noriu paminėti, kad jie turi neprigimtinę charizmą, kai kurie žinoma turi prigimtinę, nes vis tik žmonės atsineša, ką atsineša. Bet manipuliatyvą charizmą visada atrodyti gerai. Atrodyti nekalbu, kai tik vizualiai, nes iš tiesų narcizai vizualiai irgi pasistengia atrodyti. Tačiau atrodyti daugiau skamba apie tai, kad aš žinau, ko jums reikia, kad jūs mane priimtumėt, norėtumėt ir kviestumėt čia kartu būti. Pirmam ratui narcizas imamas atpažinti įžvalgiam žmogui, aukšto intelekto protui, sąmoningumui, dvasingumui. Narcizas atpažįstamas ganėtinai greitai. Iš tiesų neužtrunki metus, bet užtrunki pačiame santykyje neatpažinimą. Nes atpažinimas vyksta ganėtinai greitai, kas vyksta lėtiškai, ilgai ir skausmingai, tai noras nepripažinti to. Nes jau kaip ir minėjau, narcizas visada duos suprasti, kad nebūtinai ką tu galvoji yra tikra. Nebūtinai kaip tu mąstai, tai tu dar neprisigalvoji. Nebūtinai tai nėra tavo liguistumas, nebūtinai tai yra tavo fantazijos baisiai buvimas ir panašiai. Bet pirmasis ratas, jis iš tiesų žino, jog jis yra narcisistiniam santykiui. Lėtiškai ilgai užtrunka, iš jo neišeina. Kai kurie taip ir neišeina. Ar galėtum įsiterpti iš
klausimas. Aš galėčiau įsiterpti, tu vis minis empatas ir tu, kad neišeina santykių. Empatas? Tai tada aš paklausiu, kaip išeiti, kai įvyko atpažinimas, kaip iš to išeiti. Čia reikalingas labai stiprus, aukštas ir vientisai vibruojantis. Tai reiškia nekritimas į aukštį, nekilimas į aukštį, nekritimas žemyn, sąmoningumas ir identifikacija savęs paties. Tai reiškia, kad orientyras turi būti į save ir tik save. Gebėjimas pripažinti, su narcizu ar ne su narcizu aš esu santykyje, bet faktas, kad visom savo juslėm, subtiliais kūnais ir visom savo gijom aš jaučiu, kad aš esu toksiškame santykyje. Kuomet šito pripažinimo eigoje ateina aiškus suvokimas, kad aš jau esu praradęs save, išsikelti savo klausimą, ar aš esu pasiruošęs iš to išeiti. Nes empato priklausomybė jau užima didžiausią svarbą. Ji jau yra. Ir čia tas pats klausimas, kaip išeiti iš bet kokios priklausomybės, ar ne? Tai per pavyzdį galėčiau galbūt patikslinti, kad neįsivaizduokim alkoholiko disfunkciją, arba alkoholizmas kaip kliūnas, kuris yra suformavęs priklausomybę. Tai kad ir kiek abstinencijai tu bebūtum, tu turi žinoti, kas tu esi. Net žmonės, kurie lankosi disfunkciniuose centruose, kaip besigydydami, kažkas išėjo jau palaikomosiose grupėse, ne? Alkoholikas visada yra alkoholikas. Narkomanas visada yra narkomanas. Abstinencijos laikotarpis nelabai turi esmės. Empatas visada bus empatas, narcizas visada bus narcizas. Tai empatas tiesiog turi suprasti, kad tai nėra jo negalia, bet jis yra priklausomybėje. Ir štai su kuo? Jis yra priklausomas nuo narcizo santykiai. Šitas pripažinimas iš tiesų turi atnešti tam tikrus suvokimus, kad aš išėjęs iš santykių su narcizu, kokia grėsmė yra man tose santykiuose, ne tuose arba panašiuose, bet narcisistiniuose santykiuose vėl atsikeli, grėsmė visada išlieka. Aš turbūt tiek daug norėčiau ištransliuoti ir pažiūrėsim, kur šios transliacijos pabaiga. Nes tema yra begalinė, kaip amžius trunkantis gyvenimas. Tai vis tik empatui iš to išeiti yra įmanoma ir nutraukti gijas, toliau sekančiai vėl patirti empato ir narcizo santykį. Vis tik yra galimybė. Viskas realiai, kalbant apie empatą, viskas realiai priklauso nuo to, kaip žmogus įsisavins šitą pamoką, kurioje jau tarsi mokosi, jau tarsi daro įsisavinimą šiuo metu. Nebūtinai pirmoji pamoka, tai kažkelintoji galbūt. Bet ji yra vienintelė ir tikra, kuri yra esamų momentų. Ir visada visatos Dievo aukščiausios galios yra suteikta galimybė čia ir dabar išmokti tai, ką mokinuosi galbūt ne vieną gyvenimą. Bet reikia išmokti. Tik per įsisavinimą, ėjimą iki galo, išlaikymą savęs, vertėje ir niekad neatsigręžant į tai, nuo ko tu buvai priklausomas išorėje, yra įmanoma užbaigti šitą kelionę. Ir sekantį gyvenimą nebeatgimti empatu.
dar labai linkėčiau sekantį gyvenimą, net gimti narcizu, prieš tai buvus empatu. Aš dirbu su žmonėmis, kurie kenčia nuo šito santykio. Aš dirbu su narcizais, kurie kenčia nuo santykio. Nuo ta pačios savo priklausomybės turėti resursinį empatus. Aš dirbu su empatais, patyrusius tokį santykį, esančiais tokiame santykyje. Ir aš žinau, koks sudėtingas išeities mechanizmas, laikotarpis tai yra. Nes tai yra tas pats, kas reabilitaciškai dirbti su priklausomybėmis. Todėl, kad alkoholiko resursas yra alkoholinis gėrimas. Imant šitą pavyzdį, kad ir kaip tu esi išėjęs iš savosios priklausomybės, tai reiškia, kad atsitapatinęs, abstinencijų jau gerus, ilgus metus skaičiuojantis žmogus, tau visada grėsmė aplinkoje atsiradęs resursas, alkoholinis gėrimas. Netgi žalinga pasąmoniai yra kvepintis kvapalais, kurių sudėtinė dalis yra stiprus alkoholis. Tai štai empato sąmoniai, kuomet mes vis tik pirmiausia esame kolektyvinės sąmonės dalis ir tik tuomet gryninamės ir tikrai ne visi išsigrynina save kaip individualią sąmonę, sudėtinę kolektyvinę sąmonę dalimi, tačiau išskiria ir gvildena save kaip individualią sąmonę. Tai yra aukšti pasiekimai, bet iki jų eiti begaliniai. Ar tai yra dar klausimų? Vat norėčiau dar vieną užduoti, žinai, kai ateina suvokimas, kad aš gyvenau su narcizu, aš nusprendžiau atsitapatinti, išeiti, nueiti. Ir atrodo viskas vyksta, bet kai narcizas išeina, mes jau taip gvildename, žmogus pradeda kelti, toks jausmas, kad kelti savo klausimus. Ar jis kenčia taip pat kaip ir aš, ar jis manęs pasiilgsta, todėl kad kartais atrodo, kodėl tu gyveni su narcizu 10 metų ir jau keletą kartų tu bandėjai padaryti tą atsitraukimą. Kadangi priklausomybė yra žmogus nuo žmogaus, yra labai natūralu, kad visi šitie klausimai kyla, ne? Tačiau aš pateiksiu pavyzdį. Ar stiklas alkoholio kenčia, kai tu prie jo neprisilieti? Ne. Yeah. Tu kenti, kai tu prie jo neprisilieti. Kodėl? Todėl, kad tai yra tavieji įpročiai, šita priklausomybė yra kupina tavų įpročių. Lygiai taip pat, kas pabunda tavyje, kuomet pradeda rezonuoti štai tokios mintis, ar ne? Ar jis manęs iš tiesų nepasiilgsta? Ar jis kenčia be manęs? Ar jam irgi yra blogai, taip kaip man dabar be jo? Ar mes dar turime galimybių? Ar nebus taip, kad šitas stiprus atsiskyrimas mus sustiprins ir sujungs? Ir labai labai panašus klausimai. Tačiau įsivaizduoti, kad niekas nepakis. Ir tiesą sakant, pakis. Narcizas tik dar labiau stiprės kaip narcizas, nes sutriko, pabūgo, negalėjo, neiškentė ir visiškai susilpo jo resursas. Ir jis įgauna tokią didelę energetinę persvarą, kad aš esu tavo priklausomybė ir aš esu tavo sąmonės valdytojas. Niekas nepakis į geriau pusę. Bet jeigu busite pats savo su savimi
silpnas, neišlaikyti save kaip savo geriausią dalyką, jūs ne tik prarasite save, jūs prarasite viską, kas yra su jumis. Todėl, kad toksiškai veikiama yra ne tik jūsų teritorija, toksiškai veikiamas yra ne tik susipainiojimas savame prote, toksiškai yra veikiama ne tik tas priklausomybės kontekstas, kad aš be tavęs esu tik pusę savęs, o iš tiesų net ir mažesnė dalis. Toksiškai veikia viskas, jūsų savirealizacija ima slopti, nes jūs daugiau savo dėmesį, tai reiškia daugiau savo energetinio resurso imatės skirti pačiam santykiui. Ir jūsų visas gyvenimas tampa santykio analizė, narplėjimas, buvimas tame. Toksiškai besijaučiant silpsta jėgos, jūs imate sirgti, tikrai formuojasi kažkokios ir lėtinės, ir patologinės ligos. Kūnas nuolat jums tai kalba ir jūs informuoja apie tai. Pamažu jėgų praradimas atsiliepia jūsų aplinkai. Jūsų aplinkoje yra jūsų dvasia ir savirealizacinis aspektas. Čia irgi įsivyrauja kančia. Ir kuo toliau, tuo didesnis praradimas viso to vyksta. Protas nori suvokti, kad mano priklausomybė nuo šito žmogaus yra man realiai duodanti, atliekanti meilės jausmą. Tačiau priklausomybė yra meilė, jeigu norisi taip suprasti. Bet lygiai tokia pati kaip meilė stikliukui. Ar alkoholikas nemyli stikliuko, kuriame yra turinys, kuris yra jo resursas? Jis ne tik myli, jis dievina. Šitoje priklausomybėje gyvena du žmonės. Empatas yra priklausomybėje, resursinėje priklausomybėje yra narcizas. Tačiau narcizas nepriklauso nuo jūsų. Jūs esate tik vienas iš jo resursų. Jums narcizas yra vienintelis jūsų priklausomybės objektas. Čia niekada nebus neatlikybės. O jeigu mes taip priklausomi vienas nuo kito, ne. Čia kalba empatas, kuris susipainioja, kuris nori taip galvoti. Jūs mylite savosios priklausomybės objektą. Jūsų priklausomybės objektas myli save ir myli tai, kaip jūs jį mylite. Ilgainiui visada empatas ims atspindėti pačius nepatogiausius ir pačius didžiausius slėpinius narcizą. Jeigu narcizas vis labiau narcisistiškai reiškiasi šalia jūsų, jūs galite iš karto identifikuoti savo stiprybę, nes jūsų veidrodis jam parodo skaudžiausias ir slapčiausias jo asmenybinės vietas. Aš, ne kaip kolektyvinė kažkieno sąmonė, aš kaip individuali Alfreda Nofrenati sąmonė, galiu išreikšti empatui didžiausius komplimentus, esant pačiam toksiškiausiam santykyje su narcizu, nes tai liudija jūsų stiprybę, jūsų giluminę dievišką galią, tačiau jūsų kūnas, protas, dvasia, energija, jausmai yra per didelė kaina, kurią jūs visada mokėsite. Labai prašau jums, siunčiu jums. Duokite savo tokios suvokimo, kad ar tikrai aš mokėsiu bet kokią kainą būti ydingai mylimu. Meilė nieko nekainuoja. Sveikas protas, sveiki instinktai, sveikas
dieviškas rezonansas. Nieko nekainuojančiai meilė suformuoja vertę. Dievišką kainą. Ar turi dar klausimų? Tu taip gražiai užbaigiai. Toks jausmas. Aš labai nenoriu su savo gražiu užbaigimu pažadinti empatę dar vieną dievišką jausmą, kurį jis būtinai nukreips į narcizą, jeigu toks dabar šalia jo yra. Tik beistriškumo būsena, tik visiškai blaivus protas. Blaivus protas tai ne tas, kuris jau išsprendė šitą santykį ir nuo jo nuėjo. Blaivus protas, kuris net esantis šitame santykyje, bet jau gali eiti suvokimo link. Svarbu šitą blaivybę yra tiesiog išlaikyti. 100 kartų narcizas grįžinės į šitą santykį ir padarys visada taip, kad jūs jį pakviestumėte atgal. Empatas irgi moka manipuliuoti, tik jo manipuliacija yra visai kita. Jis nenori visiškai padaryti iš savęs durų kilimėlio, kuris yra paklotas narcizui. Ja. Jis turi gėdos jausmą, jis turi vis dar rezonuojančią savivertę ir panašiai. Prasideda paveikslo kūrimas, kuriame ir aš iš savos vertės, ir tu su savo verte. Ir mes tarsi sugrįžtam. Tai tik saviapgaulė. Ir tik saviapgaulė. Kol jūs iš to neišeisite, jūs niekada į tai ir negrįšite. Jūs tiesiog visada tame būsite buvę. O gyvenimiškas paveikslas išėjau, grįžau, tik nuodija jūsų suvokimą pačios meilės apčiuopuose. Iš meilės niekas neišeina, į meilę niekas neįeina, ji visada visur esanti. Per savo funkcijas ir patologijas mes duodame meiliai vardus, būdus, paveikslus. Ir nesvarbu kokia sąmonė. Juk pats narcizas, rašydamas atvirą laišką kolektyviniai empato sąmoniai kartu, aš visada troškau ir mylėjau, kaip tu mane myli. Tačiau žmogiškam paveiksle, žmogiškam pavidale, jis tikrai kalba ne tai. Jis kalba apie tai, kad niekas daugiau šitaip tavęs nemylės. Kad tu susivok, kokį tu vyrą arba kokią moterį tu turėjai. Tu susivok ir dar kartą susivok, kad mes esame dieviška pora, kad mūsų santykis yra. O ypatingai, kai narcizas dar yra besinaudojantis sąmoningumo pradžiamoksliais, žodžiais ir taip toliau, juk jis tik atpažįsta, kam jisai juos tars. Jeigu jūs esate dvasingas žmogus, jeigu jūs kažką bendro turite su sąmoningumu, jeigu jūs einate saviugdos ir sąmoningumo keliu, būkite pasiruošę manipuliatyvas taktikas sugerti į save labai sąmoningose išraiškose. Ir dar klausimas, kai narcizas supranta, kad resurso nebėra, kaip jis keičiasi? Narcizas nesikeičia. Situacija keičiasi. Pirmiausia, per stiprų patikrinimą. Ar tikrai jau aš suprantu, kad tai yra tai, kad resursas užbaigia save būti resursu. Skausmingas elgesys, empato skausmingas palikimas
Bet jeigu vis tik resursas iš tiesų užsibaigia ir empatui vis mažiau ir mažiau neskauda arba išlieka blaiviam suvokime, kad tai neskausmas manyje kalba, o instinktų įprotis manyje kalba. Viskas, ko reikia, tai čia tik Dievas ir laikas, laikas per Dievą, Dievas per laiko išraišką. Yra sąjungininkas tau padėti išlikti, neįsileidžiant į savo aplinką narcizo. Narcizas nepasikeis. Narcizas nepasikeis. Vienintelis jo įmanomas pakeitimas yra kitoje inkarnacijoje patirti narcisistinį santykį, būnant empatu resursu. Taip, turiu savo praktikoje sveikstančių narcizų. Tačiau jie vis tik yra narcizai. Bet sveikstantis narcizas, kaip aš vedu šitą sielą, ne? Sveikstantis narcizas gali identifikuoti save tik tokiu atveju, jeigu kaip alkoholikas pasirinko niekada daugiau nevartoti, narcizas suvokia save kaip narcizą, nuo pripažinimo viskas pradeda vykti sveikimo link. Narcizas pripažinęs save narcizu turėtų niekada nekurti mylimųjų santykių. Jis tikrai gebės būti nuostabus draugas, labai fainas žmogus, turėti tą artimą, kuris vis tiek eis per manipuliaciją, bet bent jau nepririš resurso kančiai. Ne? Tačiau vis tiek kančios atsiras. Meilužių santykis. Jis yra įmanomas. Tai reiškia, kad vis tiek protinė, kūniška prasme mes vis ieškome santykių. Ne? Tačiau į mylimųjų ilgalaikės perspektyvos kūrybinį santykį sveikstantis narcizas turės supratimą, kad jis ten atsidurti bet kokią kainą nebegali. Štai ką aš pradėčiau vardinti sveikstančių narcizų. Ir tik eliminavus priežastingumą, tu gali juo nebūti. Tai vat klausimas, ar narcizas gali pasikeisti. Gali atrodyti, kad narcizas gali pasikeisti. Tam tikras dedamasis reikėtų eliminuoti ir narcizas jau nėra pats kenksmingiausias aplinkoje esančiam objektui. Kitaip tariant, resursų, kurį jisai pasirinko tą pirmutinę glaustą prasme, jeigu jisai tam nebegali kenkti, tai tik eliminavus šitą priežastį. Ir po šio video noriu išteisinti visiškai savo transliaciją. Nėra gerai arba blogai. Nėra gerų arba blogų žmonių. Kolektyve visi išvien. Po įtaigą, po įtaigą, po įkaitais. Gerai yra ir blogai yra tik individualiajame jausme. Kiekvieną kviečiu išjausti, kaip aš jaučiuosi. Ir ar tai yra mano tikslas. Turbūt ačiū tau, Ana. Ačiū tau, už kryptį. Ačiū, kurie išliko iki galo. Tai reiškia, kad išlikti iki šio momento galėjai tik tai dėl to, jog kažkokį vidinį atliepimą šiam video, šitą informaciją, šitai transliacijai tu turi. Visus kitus ir tave taip pat. Kaip visada, bet kokiu gyvenimo klausimu, bet kokia vidinė tema, kviečiu į individualų susitikimą su manimi. Klaipėdoje gyvai, labai kartais Kaune ir online.
dirbu, konsultuoju, transliuoju visam pasauliu. Nežinau, iš kur klausaisi, bet čia iš Portugalijos, iš Lisabonos, šių širdį, saulę